Netrukus prasidės antroji finalinė dvikova, kurioje susitiks Artiomas Kodentovas iš Rusijos ir atletas iš Suomijos Mati Kota. Mati Kota, Suomija, Finland. Mati Kota iš Suomijos vakar įveikė lietuvį Mindaugą Bankauską rezultatu 3-0, kas jiems suteikė šiandieną progą dalyvauti finale. Tuo tarpu Artiomas Kodentovas rezultatu 2-1 įveikė Frederiką Čensiną iš Danijos. Kągi, kovotojai klauso ringo referį instrukcijų. Matome taip pat šiokią tokią ūgio persvarą Artiomo naudai. Kokią pasirinks kovotojai taktiką, ar tai bus analogiška praeitai, mes jau netrukus išvysime. Gan atsargiai pradeda kovą atletai. Abu kairiarankiai. Artiomas pamėgino smūgiuoti Matą į korpusą. Šis analogiškai atsileikina to pačiu. Nebloga ataka Ruso. Tikrai taškas turėjo būti išskaitytas. Pastebėjome, kad Artiomas pasižymėjo neblogų greičių, kuris gali atvesti į pergalę. Suomis kiek lėtesnis. Dar viena sėkminga ataka. Greičio persvara akivaizdi Ruso pusėje. Žvalgybinis raundas, kovotojai tikrina vienas kitą, stebi. Suomis norėjo kontratakuoti, bet nepavyko. Rusas atsitraukė saugiu atstumu. Teisėja Arnoldo Mackevičiaus pastaba. Tai matome, kovotojai apsikeitė smūgiais ir Artiomas stengiasi išeiti į šoną, bet Matis sėkmingai jį persekioja ir neleidžia panaudoti kai kurių gudrybių, kuriomis jis pats pasižymi. Matis kontroliuoja ringo centrą. O Artiomas cirkuliuoja aplinkui jį, stengiasi sėkmingai atakuoti. Gan neblogas techniškas boksas. Tai kaip sėkmingai pavyko išvengti smūgio Suomiai, pasilenkus dešinę pusę. Baigėsi pirmas raundas, klinčas. Na ir išties lygi kova. Negalėtumėm išskirti kažkurio kovotojo. Tikrai lygi kova. Ir pažiūrėsime, kokius sprendimus priims abi stovyklos. Visiems padarė analizę. Žiūrėsime, kokie jie sugrįš į ringą po šios pertraukėlės. Bet turėtumėm pamatyti kiek aktyvesnis veiksmus iš abiejų pusių. Priminsiu, kad tai finalinė dvikova svorio kategorija iki 56 kg.
Po jos mes išvysime lietuviškai finalą, kuriame svorio kategorija iki 60 kg susitiks Ruslanas Jefremovas ir Edgaras Skurdelis. Antro raundo pradžia. Sėkmingai rusas pasiekė taikinį, pradeda kairę ranką ir baigia dešinę. Akivaizdu, jog greičio dėka jis šiuo metu šiek tiek apžaidžia savo oponentą iš Suomijos. Sėkmingai išeina šoną. Dar vienas sėkmingas dešinės rankos smūgis. Ir štai kaip puikus darbas ant kojų. Rusas jaučia, kad gali tokiu būdu apžaisti savo oponentą ir tai sėkmingai išnaudoja. Suomis savo ruožtu stengiasi pereiti artimą dvikovą ir kažkiek kompensuoti praradimus. Tai kaip sėkmingai iš toli rusas atakuoja savo oponentą ir natūralu, kad paima taškus. Suomis pabandė keisti šiek tiek savo fiksavimuose poziciją, iš kairę ranką perėjo dešinę ranką ir atvirkščiai. Bando įvairią taktiką. Na? Kiek tai pasiteisins, kitas klausimas. Platus dešinysis smūgis, dėja nepasiekė finišo. Artiomas sėkmingai jo išvengė. Tai vėl klinčas. Kovotojai šiek tiek grumės artimoje kovoje. Matis gavo pastabą teisėjo, kad nelenktų pernelyg žemai galvos. Šiokia tokia pauzė. Rusų treneris užriša batelių raištelius, kurie atsilaisino. Na ir tęsime kovą toliau. Sėkmingas dešinės rankos smūgis. Ruso. Jis techniškai pamažu perima iniciatyvą šioje kovoje. Tiesa smūgiai pavieniai, bet jie pasiekė tikslą. Na, o oponentas iš Suomijos, šiek tiek tai galime tai įvardinti ir purvino bokso atstovas, naudoja įvairius nešvarius triukus, tam, kad išės iš pusiausvėros savo priešingai. Dar viena puikia ataka, baigėsi antras raundas. Mano manymu, rusas veda kovą keletą taškų ir jeigu scenarijus kartuosis trečiajame raunde, išvysime jo ranką pakeltą į viršų ir tai jam garantuos aukso medalį. Finalinį Edgaro Šociko vardo bokso turnyre. Čia, Kauno halėje, Kaune. Kągi, paskutinis lemiamas trečiasis raundas šioje kovoje, svorio kategorija iki 56 kg. Kurioje boksojasi Artiomas Konetovas iš Rusijos ir Matij Kuta iš Suomijos.
Kova tiesiog jau reikia duoti paskutinės jėgas. Nebėra kur trauktis. Iš tiesų matome, jog Suomijos kaip ir nieko neturi prieš pastatyti žaibiškoms Rusų atakoms. Veliasi į artimą kovą. Klausimas, kiek jis joje efektingai bando kažką gyveninti. Deja, jam kažkur pelnyti joje nelabai ir sekasi. Artiomas rado raktą šios kovos lemti. Sėkmingai dirbinėja kojomis, kontratakuoja, o Matis sugeba oponentą apsikabinti ir jį šiek tiek prilaikyti. To, kol teisėjai jų neįskria. Dar vienas sėkmingas smūgis. Ir Artiomas Kofentovas, mano manymu, yra pakeliui savo pirmąjį auksinį apdovanojimą šiame prestižinėme į Tarptautinės mėgėjų bokso asociacijos kalendorių įtrauktą turnyrą. Nuovargį savo daro, oponentai vis daugiau linčioja. Deja, už tai taškų niekas neduoda. Šiek tiek negražus boksas. Atletai atiduoda savo paskutinės jėgas. Vėlgi, trečiasis raundas, kaip ir pirmieji du. Šiek tiek Rusų pusėj, kuris sugeba sėkmingai pataikyti savo priešininkui iš Suomijos ir pelnyti labai svarbius taškus. Kągi, paskutinis, trečiojo raundo sekundės. Ir mes sužinosime, kas laimėjo šią kovą svorio kategoriją iki 50 kg. Salė palydė aplodismentais. Tikrai netinga kova. Šiek tiek pritrūko Suomijai nuo sportinės laimės. Tikrai klinčiais jis kovos išlošti negalėjo. Kova rezultatu 3-0 laimėjo Artiom Kobyakovas, Rusija. Taigi turime antrąją auksinę medalininką, tai yra Artiomas Kofentovas iš Rusijos. Jis laimėjo svorio kategoriją iki 56 kg.